Dieną. Senai nesimatėm. Kaip gyvenat? Aš puikiai. Ačiū, kad klausėte. Sveiki. Malonu visus matyti. Good to see you all. Šiandien norėjau pakalbėti apie mūsų realybės, mūsų pasaulio pirminę tokią struktūrą. Pirminės struktūros sudedamasias dalis, jeigu taip galima pasakyti. Aš tą išmokau visai nesenai irgi, tai labai paprasta. Čia tik tais pažiūrėti reikia į tai ir viskas. Ir jeigu tu matai kažką daugiau, parašyk, paspausk nykščius į viršų ar dar kažką tai. Jeigu matai tą patį irgi, parašyk, paspausk nykščius į viršų. Ir pasidalinkit savo patirtim. Ir čia labai paprasta ir aš tik tais noriu parodyti tą pirminę tokią mūsų materijos, mūsų pasaulio struktūrą, kurią mes matome savo plikom akim. Ir tai labai įdomu, žinai, aš niekada tokio dalyko nemačiau. Ir visą laiką buvom mokinami, kad Žemė kažkur tai, Žemė didžiulė, apvali, sukasi kažkur tai, nežinau, kiek ten, 1000 km per valandą greičiu, ar kaip ten, ar kažkas panašaus, jeigu klystu, stipriai nepykit. Buvo mokinami tokių dalykų, kad ten apvali Žemė sukasi labai greitai ir kažkur tai sukasi ir dvieja kažkokio tamsioje ir turi labai didelį ertmę viduje, kuri labai karšta ir kaip lava centre Žemės. Ir daugiau nieko nėra, ir ten dar visokių dalykų mus mokino, bet pasirodo, yra truputį kitaip, kaip aš dabar matau. Ne truputį kitaip, iš tikrųjų labai kitaip. Ir dabar supratau, kodėl taip jie tokius dalykus mokinamus. Bet čia aš nekaltinu nieko, aš nekaltinu jų, nekaltinu žmonių, žinai, visuomenės, viskas okei. Ir tą, kur dabar norėjau parodyti, norėjau tokį pratimą jumis pamokinti, kad jūs pamatytumėte tą struktūrą. Labai paprastas pratimas ir visi tą matot, visi tą gali matyti, tiesiog visi, kiekvienas. Ir tai visokių dalykų dabar išmokstama ir pamatoma ir matoma ir jeigu kažką tokio matai ir daugiau negu tai dalinkis, laikas atėjo dalintis, viskas, nebelaikyk savo, dalinkis, parašyk. Tai labai paprasta ir kaip tai pamatyti, labai paprasta. Tai ir pavyzdžiui, geriausiai žiūrėti į natūralią šviesą, į dangų giedrą arba į dangų, žinai, į natūralią šviesą žiūrėti, geriausiai tai matosi kažkodėl man. Ir pavyzdžiui, žiūri į natūralią šviesą, ne, į viršų, ir taip
fokusuoji žaidi su savo akių fokusu tuo. Fokusuoji akis, žiūrėdamas į tą šviesą, žaidi su savo akių fokusu, ane? Tuo, kur tu gali matyti arčiau, toliau, ne? Tai va, pabandyk taip. Pafokusuok taip, pirmyn atgal ir žiūrėk ant kokio fokuso, ant kokio lygmens tavo akys pradės matyti tą pirminę mūsų pasaulio, mūsų materijos struktūrą. Jinai tokia, nemoku paaiškinti, tokia kaip sietelis, tokia labai panašu, ką čia dabar nuotraukoje matot pas mane čia, va, tie tokie šviesesni spinduliukai, be spalvų, jeigu su spalvom matai, pasakyk, parašyk, tokie šviesesni spinduliukai, tokių kaip šviesuliukų, jie susijungia vienas kitu ir juda jie taip, mirga, juda, tokia kaip gyva, tokia kaip toks gyvas sietelis, visas sujungtas kaip ląstelės, tokios kaip apvalumo tokio formos, sunku paaiškinti, žinai, ir jie kaip gyvos ląstelės juda taip, ir toks tokia gyva struktūra, visiškai gyva, tokia juda visa tiesiog. Tai va, pabandyk tą pratimą ir parašyk, kaip sekėsi ir bendrausim toliau. Ir jeigu kažką tokio giliau matai, irgi parašyk, nesidrovėk, pasidalink su visais. Tai va, šiandien tiek, susitiksim sekantį kartą. Iki, čiau.